Sveiki! Trumpai. Vakar Seimui, tiksliau Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionim demokratam, nepavyko pabėgti nuo savo sukeltos valstybės ekonominės ir politinės krizės ir pasileisti. Priešlaikinių rinkimų nebus. Ir šitoj vietoj išryškėjo dar vienas Šimonytės ciniškas melas. Iš karto po balsavimo jinai pareiškė, kad jinai galbūt per daug savo leido pakalbėti, žadėdama prieš visą šitą dar gegužės vidury, kad jinai, jeigu Seimas nepersikraus arba nepasileis, tai jinai rašys atsistatydinimo pareiškimą. Dar vienas eilinis ciniškas Šimonytės melas. Klausimas. Ar būna taip, kad jinai kada nors nemeluoja? Dar prieš rinkimus mesgi prisimenam, jinai visiems žadėjo, kad jeigu nors vienas susikompromitavęs ministras neatsistatydins, tai jinai už jį atsistatydins. Ir turim Dulkio dingusi vagonai su medicininė įranga, su medikamentais už milijonus. Tuščia. Turim susikompromitavusi Igničio akcijas įsigijusi energetikos ministrą, kuris pats ir vadovauja, daro sprendimus savo naudai, sakykime taip, kad praturtėtų. Turim absoliučią susikompromitavusią Bilotaitę, Anušauską. Turim švietimo ministrą, kurį jau išlėkė. Turim absoliučiai per šitą savivaldybių tarybų čekučių skandalą susikompromitavusią finansų ministrę, kuri būdama neblaiva net nešė kuro čekius. Turim absoliučiai susikompromitavusi kultūros ministrą. Ir čia galima vardinti apie griūvančius tiltus susisiekimo ministerijoje, jau čia visi žino. Ir ką? Ir jinai neatsistatydino. Ir dabar vėlgi toks šantažas prieš balsavimą. Jeigu ten jūs nepasileisit, aš atsistatydinsiu. Ir dabar sako, čia daviau žodį atsistatydinti, bet žodis mano. Tai kaip norėjau, taip ir padariau. Pati daviau, pati atsiėmiau. Šitoj visoj ciniškoj, tokioj vyriausybei, kur realiai nėra nei vieno normalaus, kompetentingo ministro, tiesiog visą situaciją būtų galima vertinti šitaip. Jie labai lengvai sukuria įvairiausias problemas visiems Lietuvos žmonėms, o to labai didvyriškai su tom sukeltom problemom kovoja lengva ranka, grobstydami ir taškydami visų mūsų sunkiai uždirbtus pinigus. O jei dar įvertint, kad visa šita parlamentinė vyriausybinė krizė yra sukelta prieš NATO susitikimą, didžiausią NATO susitikimą pastarųjų metų, tai valstybės kompromitavimas akivaizdus. Tiek trumpai.